pramogas. Gerai, tiesiog aš savais žodžiais norėsiu papasakoti apie produktus, apie mano žmonių atsiliepimus. Esu pati išbandžius tikrai labai daug produktų ir susirinkus labai nemažai informacijos. Aš norėčiau tokią įžangą padaryti tiesiog apie pačius produktus, ką mes perkam aplamai prekybos centruose ir ką mes turime iš ten ir kokią galimybę mes turime FM Group kompanijai, ką čia siūlo. Taigi, turbūt daug kas, nežinau, galbūt iki FM Group ateinant naudojam įvairius produktus ir net nežiūrėdavom etikečių, galbūt ir nemokam jų skaityti. Kai kurie iki dabar galbūt ne visi pažiūrim etiketės ir giminaičiai ir visi, žodžiu, netgi namuose gali būti, kad mes turim nuodų lobyną. Aš truputį atsiprašysiu, šeimyna grįžo tą minutėlę. Labai atsiprašau. Šeimyna raktų nepasiėmė, tai teko įleisti. Tai va. Žodžiu, daug kas, aišku, nesusimastam, kad namuose gali būti pas mumis tiesiog nuodų lobynas ir aš pati net nesusimastydavau. Tiesiog iš tikrųjų perskaičiau daug straipsnių apie įvairius nuodus, pesticidus ir taip toliau, kas įeina tiesiog į mūsų valymo ar kosmetikos sudėtį. Kas antras žmogus ir perkasi, ir pirksis prekybos centruose. Ir vis dėlto mes kaip tie instinkto įgavę pamatom akcijas ir dažniausiai perkam tai, kas pigu ir tiesiog instinktyviai mes pamirštame paskaityti etiketės ir ką jos įrašo. Kad netgi dauguma kompanijų iš tikrųjų įspėja, netgi perspėja ir ženklais pažymi, kad ten yra įvairių medžiagų, kurie kenktų ir sveikatai ir taip toliau, bet tai, sakau, mes daug kas ir net nemokam skaityti tų etikečių, bet daugelis ir net nesusimastom, kad būtent valymo priemonės gali būti būtent visų ligų, visų žodžiu, problemų lobynas, ne? Žodžiu, niekam neįdomu, iš tikrųjų, prekybos centruose prekių rasti galima daug, jų dažniausiai jas nekontroliuoja ir kokybė ir aplamai kas įeina, turime mes rūpintis patys. Niekas daugiau nepasirūpins mumis, negu pats, ne? Dauguma gamintojai neslėpia netgi rašydami ant pakuočių, kad tai yra naftalinai, sulfatų yra, netirpstančių vandenyje flatatų, hidrosidų, chloro junginių. Daugeliu iš mūsų pamėgtų, pavyzdžiui, tokių, kaip dėl ko aš čia visus tos išminėjau, daugeliu visų pamėgtų buvo kveiris, turbūt nežinau, čia ne per seniausiai ir savo močiutės virtuviai tą jį užtikau, o tai yra didžiausias nuodas, tai yra pats didžiausias lobynas nuodo, žodžiu, kuris plaunant lėkštes, dažniausiai, aišku, lėkštės indus mes ir plaunam su feiriu, liek ant tų indų ir reikėtų 14 kartų su vos neverdančiu vandeniu nuplauti iš tikrųjų indus, kad neliktų šitų naftalinų sulfatų ant lėkščių. Kas po to, jeigu blogai mes nuplauname, viskas patenka į mūsų organizmą, o iš to pasakoje kyla ligos, vėžys, taip ir toliau.
Antras toksai bjaurybė yra chloras. Chloras dabar apie jį daug kas jau rašo, visur jau šneka ir mums iš tikrųjų reikėtų šnekėti ir seminaruose, pabrėžti tokius dalykus, kad kas yra nuodai, kad žmonės biški susiprastų ir iš tikrųjų pradėtų reaguoti tai. Chloras taip pat yra didžiulis nuodas, jeigu, pavyzdžiui, lyginant su klozeto, dažniausiai seniau valydom tik tai su chloru, tai su chloru išvalius jisai plinta ore ir kokius, ten palyginimai apie 200 kartų reikėtų nuleisti vandenį, kad chloras išeitų lauk, nes jisai labai greitai kaupiasi ir išlieka. Naikinti. Kaip čia? Pupytė, uždaryk duris. Tai vat, žodžiu, mes turim kuom pasigirti, aišku, nenoriu aš, kaip sakant, kaip nedarysi savo kompanijai reklamos, bet iš tikrųjų, nors ir nereikia juos daryti, mes tikrai turim puikius produktus, tai pradedant netgi nuo mūsų namų linijos, tai būtent dėmių valiklis be chloro, labai ką pabrėšiu apie chlorą šnekant, klozeto valiklis be chloro ir taip pat kitos valymo priemonės yra be chloro, ypač užterštų paviršių valiklis ir taip toliau. Žodžiu, mūsų kompanijos produktai yra produktų gamyboje įdiegta kokybės valdymo sistema, griežtai laikomasi ES direktyvos reikalavimų. FM Group produktai yra sertifikuoti ir visi sertifikatai saugomi FM Group ofise, laikomasi produktų ženklinimo reikalavimų. Taigi, o kas liečia ekologiją, tai nenaudojama chloro junginiai, sintetiniai muskuso, triklozanas, flatatai ir kiti kenksmingi junginiai. Didžioji dalis kosmetikos produktų neturi savo sudėtyje parabenų, produktų pakuotės pagamintos iš aukšto tankio polietileno. Dauguma šių produktų naudojama apsauginė nano danga, ko pasakoje sumažėja paviršių teplumas, o to pačiu produkto sunaudojimas bei aplinkos teršimas. FM Group tinklinio marketingo sistemos pardavimo principų, tai principas pats, tai yra marketingas, tinklas, tik gerina prekės kokybę ir nedidina kainos. Visada mes žinome, kad tai yra švieži prekė, nauja prekė ir kur ji gaminama. Tad jokių abejonių, jokių kažkokių klausimų neturėtų kilti, iš tikrųjų labai gera produkcija. O dabar aš pabandysiu apie kiekvieną produktą maždaug papasakoti išsamiau. Žinau, aš bandysiu jungti tuoj jungsiu, kad būtų įdomiau desktopą patį žiūrėti, aišku, bendru padarysim taip. Čia pajungsiu. Minutėlė. Tai buvo namų linijos prekės. Na tai kaip. Iš tikrųjų, namų linijos produktai, tai begalė jų. Labai džiaugiuosi, aišku, mano rytas ir prasideda būtent ir vakaras užsibaigė nuo skysto muilo. Skystas muilas labai gerai iš tikrųjų nesausina rankų, labai puikiai nuplauna, labai nedaug tai reikia. Kas man labiausiai patinka, tai aplamai produktuose, produktai visi gan nėra labai stipriai putojantis, kas iš tikrųjų labai gerai, nes kiek esu apsiskaičius ir skaičius, kad kas labai putoja, nėra ypatingai gerai. Tad tikrai tuo metu ir kompanija mūsų pasižymė. Apie muilą skystą per daugiausia aš nepapasakosiu, tiesiog jisai turi savyje pH 5,5. Taip pat jisai
nesausina rankų, jau minėjau, jas drėkina. Toliau būtų produktas namų kvapai, Green Tea. Labai iš tikrųjų malonus kvapas, pati išbandžiau ir daug kur bandžiau statyti. Geriausia yra tokios skrasvėjuojančių vietų statyti, tada labai gerai jaučiasi kvapas ir kaip kvepalai, ne, pavyzdžiui, pasikvėpinam ir jeigu mes stovim vietoj, tai biškį pajudam ar koks vėjelis, iškart mes labiau užuodžiam. Tai ir su tais kvapais, jeigu tarp skersvėjai kažkur pastačius, tai daug geriau užsiuodžia. Ir labai iš tikrųjų gerai numuša namų kvapą, būna ten, tiesiog būna ar pelėsis, ar kažkoks tai namų kvapas, arba tokį kaip pavyzdį galima, ten išnamavo kažkam butą ir tiesiog reikia atstatyti, kad nebūtų to kvapo. Tai padėti šitos kvapus ir labai gerai atsistato pats namų kvapas, nes toksai kaip citrinos yra, o citrina irgi taip pat labai gerai atstato iš karto. Tai žodžiu, tikrai labai nuostabus kvapas. Dar toksai patarimas būtų iš mano patirties, kad išdrėkinus tas lazdeles, užkimštat gal kamštuką ir sukišti galime tą kamštuką, nes jame yra tokia išgaubta kaip duobutė. Aš įrašiau ten į tą slėptuvę. Ne, kompą gali paleisti. Automobilių gaiviklį. Galim pasidžiaugti iš tikrųjų, kad yra ir moteriškų, ir vyriškų. Tikrai nuostabiai kvepia, iš karto irgi patarčiau neatplėšti viso, kaip ir spintų gaiviklių. Ir labai irgi ilgai išlaiko. Aš tiesiog siūlyčiau spintų gaiviklius kirpti ta vieta, kur reikia kabinti. Būtent čia. Turbūt suprantat. Spintų gaivikliai yra dviejų kvapų. Vienas saldesnis, Sun Breeze, o Morning Mist yra truputį gaivesnis. Tiesiog pagal paveiksliuką žydras ir toks gėlėtas. Jie matos gėlių ir gaivesnis iš paveiksliukų. Universalus audinių valiklis. Tai mano pati pirmoji prekė, kurią aš išbandžiau. Tikrai daug kartų ir taip valiau. Iš pradžių užpurškiau, laukiau, galvojau, kaip čia išvalys ar neišvalys. Žodžiu, aišku, su tuo laukimu daug kas pabandė, papurškiau, neišvalė. Žodžiu, su šio valikliu reikėtų iš tikrųjų pats geriausias valymas yra užpurškit ir belė kokį muilą kartu patrinti. Jisai be chloro tinka belė kokiems ir spalvotėms, ir nespalvotėms, žodžiu, visiems audiniams tikrai puikiai. Jeigu kažkur bėgat į balį, netyčia apsiteškėt su riebalais ar ką papurkšti, galite ir netrinti. Nes būna tokių medžiagų, kad iš kur lieka plėmelis ar kas, tai galite ir netrinti. Tokį riebalą iškart galim papurkšti ir tikrai nieko neliks. Išdžius tiesiog ant kūno ir drąsiai galėsit keliauti šito drabužį toliau. O jeigu kokius ten kraujo ar senesnės dėmės, žinoma, mūsų produktai yra iš natūralių sudėčių. Kaip sakant, su kuo reikia pavargti, tie yra natūralesni. Kas greitai valo, tie yra daug tų visokių bjaurybių, lobynų, kaip aš minėjau pradžioj, visokių nuodų. Žodžiu, būtent su universalių audinių dėmių valikliu reikėtų, sakau, paprasto muilo belė kokio. Purkštis su muilu, patrinti, vėl bandyti paplauti, jeigu dar neišsivalė, vėl kartoti. Gali būti, kad kartosi 2, 3 ir 4 kartus. Bet aš tikrai turiu, girdėję turbūt visi, kad 4 metų mergaitė, tai jau tikrai vargau su drabužiais, nes kiek užsidėdavo ar bananas ar kas, iškart dėmė, iškart neišplaunam, paskui plaunau po skalbimo išsitraukiu, siek dėmės yra ir aš tiesiog valydavau ir labai gerai išsivalydavau. Tai va. Čia mano pats mylimiausias produktas, kuris tikrai 100%
kad valo ir kitaip net būti negali. Skalbikliai. Skalbikliai mūsų yra labai geri tom, kad ir verta juos bandyti ir skalbti, nes jie yra skystų pavidalų. Visi birūs produktai aplamai yra, kalbant apie skalbiklius, aišku, lieka tos dulkelės, lieka ant drabužių tokių baltų miltelių nuo šitų birių. Žodžiu, visokių minus, aišku, būna ir gerų skalbiklių, negalima sakyti ant visų, bet skysti yra tikrai ypatingi tuo, kad jie tikrai nepalieka jokių dryžių, jie kaip tik palaiko, sustiprina spalvą. Galima su spalvotų skalbiklius skalbti įvairių spalvų, galite maišyti spalvas, aišku, baltus geriau atskirti. Baltų skalbinių skalbiklis šiek tiek galbūt atstato pabalinimą, bet visiškai nėra įsibalinantis. Kiti kažkaip įsivaizduoja, kad jeigu baltas, tai jau balinantis. Jisai taip atstato, jisai čia savo irgi poveikį, vieną klientę labai patenkinta, jai kaip tik netgi balina ir labai gerai. Tai iš tikrųjų taip pat geras produktas, būtent baltiem, aš skalbiu ir patalynės, tikrai tos atsišviežina, bet kad visiškai ten išbaltum, dar aišku priklauso nuo skalbimo mašinos. Tai galbūt rankom labiau netgi patarčiau iš tikrųjų rankom. Skalbinių minkštikliai. Skalbinių minkštiklių tai tikrai yra begalė nuo įvairiausių kvapų, iš tikrųjų gėlių ir įvairių. Čia jau reikėtų tiesiog pasiskaityti, kokių jūs norite, koks kvapas labiau patinka, galbūt kažkam mažesnio kvapo. Pati esu pamėgus prabangių audinių minkštiklius. Labai patinka man 81 kvepalai. Dėl to mano mylimiausias yra L09. Jis yra 81 kvapo. Labai gerai išlieka, nėra per daug aštrus ir per daug priklūs tie kvapai, kaip mes kad mėgdavom kitų, prisimenu, kitos kompanijos išplojau, tai viskas kvepia ir netgi vaikui alergija buvo, žodžiu, labai kiti per stipriai netgi kvepia, o šitie švelniai ir labai suminkština, tikrai labai geras efektas. Netgi iš tikrųjų su skalbikliais pačiais nebereikia pilti, naudojant mūsų skalbiklius, nebereikia pilti minkštiklio. Nors aš kažkaip iš įpročio iš tikrųjų pilau, bet šiaip esu pastebėjus, kad pats skalbiklis jau minkština. Kaip ir visi skalbikliai dabar dauguma yra su minkštikliais. Taip ir mūsų. Galima sakyti, perkant skalbiklį, jūs jau turite kartu ir minkštiklį. Toliau turim putos lengvinančios lyginimą. Turbūt retas, kuris yra išbandęs, nežinau, bet tai yra labai geras produktas. Pavyzdžiui, dabar vasarą ypač lininiai įvairūs audiniai, kurie labai greitai ima ir susilamdo. Tai šitos putos tikrai padės palaikyti lygesnius audinius. Nes vieną tokį iš patirties turėjom, tai turiu vyro marškinius, kur netgi nervuodavo lyginti. Iš tikrųjų išlygindavai, ir tiesiog jau padedi, jau jie vėl susiglamžia. Tai mes važiavom iš FM Group, kai turėjom kelionę į Egiptą. Tai aš marškinius išlyginau būtent su šitom putom. Ir mes nuvykom iki Egipto ir ištraukėm ir tie baltiniai buvo nesusilamdę. Tai mano vyras sako, brauksiu į sieną, nes šito dar nemačiau, nes aplamai aš išlygindavau, iškart būna susilamdę, o čia tokią kelionę atlaikėm ir
krepšytis, kad taip pabuvo, ir sulankstyti jie buvo, ir jie išsitraukė visiškai, nesusiglamžė. Tai tikrai geras, arba, pavyzdžiui, apykaklės kažkur, tai būna visokių suknelių, kur tikrai gerai pasilamdo. Galima sulaikyti tiesumą. Tikrai nuostabus dalykas. Išbandyti. Putos nuo rasojimo. Taip pat esu bandžiau ir vonioj veidrodį, ir stiklus balkonė, kai žiemą buvo, atidarom, aišku, balkonė įstiklintas balkonas, ir kai kambario duris atidarom, dažniausiai, kad viskas aprasoja, arba virtuvėje, jeigu ką nors verdam, tai viskas rasoja. Tai užpurškus vieną patarimą duočiau tokį, kad nenušveiskit lango, arba nenušveiskit stipriai veidrodžio, ar ten, ką jūs tepsit, ar ten akinius. Tai geriau akinius, kad jie patys nudžiūtų, o langus tai tiesiog švelniai nuvalyti. Ir kad liktų tas toks sluoksniukas, nes iš tikrųjų, jeigu mes nušveisim, aš kur nušveičiau ir galvoju, nieko čia nepadeda nuo to rasojimo. Paskui paskaičiau etiketę, iš tikrųjų, ką reikėtų skaityti, ypatingai atkreipdėmėsi, nes ten labai viską gerai rašo, o mes dažniausiai išradinėjom kažką kitą. Tai žodžiu, sakau, ne visiškai nuvalyti ir labai puikiai tada nerasoja, ir tikrai labai geras produktas. Aišku, šia visus produktus galiu girti ir girsiu, tai kartuosis mano geras. Ekranų valiklis kompiuteriams. Taip pat labai gerai nuvalo riebalus, pirštus, mažiau lieka tie pirštai. Aplamai kompiuterius reikia dažniau pavalyti ir netgi patarčiau, nes labai dažnai prieina dulkės, paskui nesispaudžia knopkės ir taip toliau. Būna, kad vis tiek namuose ar kur pasidėjo kompiuteris ir apsitaško ar dar kažkas, tai iš tikrųjų reikėtų turėti šitokią priemonę. Jinai labai puikiai nuvalo, dezinfekuoja ir tikrai puiku. Toliau, židinių ir stiklo orkaičių valiklis. Tai turbūt vienas ir antras, kuriuos aš dažniausiai lyginu. Antrą pašnekėsim. Ypač riebalų valiklis kažkas panašus, bet orkaičių labai populiari, labai perkama priemonė, nes ji ne tik puikiai nuvalo riebalus, bet ir atšviežina, atnaujina. Kur jį naudoti, tai galite pasiskaityti. Tiesiog irgi patarimas toksai, kad užpurški ir kaip ir tiesiog užpurkšti galima išmozoti. Išmozoti, kad pasidengtų viskas. Jeigu yra galimybė, kaip visi sako, tiesiog reikia dar orkaitę, pavyzdžiui, valandą, biškį ją pakaitinti. Tada iš vis labai gerai viskas atkimba ir atšoksta ir tiesiog tada kaip reklamai belieka tik nuvalyti švarą šluostą. Stiklo valiklis. Turėtų turbūt šioms dienoms pati geriausia priemonė, bet aišku, galbūt čia prieš Velykas jau visi langus nusivalė, bet tikrai gera priemonė. Pati esu pastebėjus, tikrai, būtent šioje priemonėje yra nanotechnologijos, kurios neleidžia atsinešti greitai ir sėsti dulkę. Ir ko pasakoje, tiesiog langai iš tikrųjų blizga ir netaip greitai reikia vėl valyti. Apie šitą šveitiklį dar tik pat ir veidrodžius gerai valo. Iš tikrųjų per daug negaliu nieko papasakoti, tiesiog nuostabus. Tom pasižymi iš tikrųjų, kad ilgai išlieka švarus veidrodžiai, langai, stiklai ir tiesa labai lengvai iš tikrųjų nusivalo viskas. Universalus valiklis. Universalus valiklis, aš įprastai jį naudoju, jisai putoja lengvai, turi kvapą tokį malonų ir žiedų kvapas ir plaunu įprastai grindis, į plyteles galima. Švelnus toksai labai gerai nuplauna, nušveičia, žodžiu,
Praktiškai mano čia yra grindų ploviklis, kaip, nežinau, daugiau galima, aišku, naudoti. Šalina visus nešvarumus, nepalieka roželių, o atidžiai suderinta kvapų kompozicija ilgai ir maloniai kvepia. Taip kvepia namai po šito ploviklio. Paveris, apie paverį, tai čia turbūt jau mitus reikėtų rašyti, nes paveris, kaip sako, valo viską. Vieni nuvalo netgi, kai būna etiketės kažkokias nuplėšia ar kažką, tai arba lipdukus nuo mašino, ar nuo kažko, žodžiu, kas dirba reklamai, žino šitas problemas, kad kokia lieka visokie, žodžiu, nulipnus tie nuo lipdukų visokie klijai. Žodžiu, paveris nuvalo viską. Paskui paverį dar galima valyti odą. Ką daugumą mes bijome, kažką tai valyti, tai odą, tušinukus, įvairius ištepliojimus odą ir paskui dengti odą su odos vašku. Taip pat paveris, aišku, ir tinka skalbiniams atnaujinti. Jeigu jau labai sutepti skalbiniai ir kažkokios dėmės, aišku, tepalų įvairios dar, arba jau jeigu neišvalo įdėmių valiklis, apie kurį iš pradžių šnekėjau, L01. Tai paveris tikrai turėtų išvalyti. Jau jeigu jau ten ekstra, jau visai nebeišvalot stanto, tai paverį galite tiesiog mirkyti arba irgi ant dėmės užpilti. Jis yra be chloro, drąsiai galima naudoti. Ant spalvotų, ant įvairių audinių. Laminuotų grindų skystis. Su šito net iš tikrųjų, kai jį panaudojau, tai pyliau jį. Irgi, aišku, nepaskaičiau, ką čia skaityti, kas čia neaišku. Paėmiau, prisipyliau kibirą, aišku, plauti grindis pasiruošus. Pilu, kaip įprastai grindis valant, visą laiką gal, tokia mintis iš karto, kad turi putuoti. Galvoju, kiek čia reikia pripilti, kad čia užputotų. Žodžiu, juokinga istorija iš tikrųjų. Prisipyliau aš jo per daug. Išploviau grindis, ledas, nei blizga, nei per daug matinės, žodžiu, kaip naujos grindis būtų. Jokio druželio, jokios netgi dulkelės, visiškai nesimato, kad būtų plautos grindis ar kažkokie pėdsakai kojų, ten kokie taukai ar kažkas, tai nieko nesimato. Iš pradžių išplovus, netgi atsistojau ir žiūrėjau, galvoju, kažin kaip čia tas, ar tikrai tiek viską nuvalo. Žodžiu, tikrai nerealus dalykas, aišku, kiekvieną dieną, jeigu valom, tai galbūt ir daug, bet jeigu ten tiesiog savaitį kartu palepinti grindis ar jas atnaujinti ir kad jos būtų gražios, arba svečiai atbėga pas mane, kai yra tamsus laminatas, tai aš kokius 3 kartus 4 valydavau, kol tikrai nelikdavo jokių dryžių ar dulkių ruožų. Tai su šituo, tai jau žinau, aš galiu prieš 5 minutės svečiam ateinant, tiesiog prabraukti ir žinau, kad bus švarios, gražios grindis ir nieko nesimatys. Tai va, iš tikrųjų tikrai nuostabus, o laminatai jau dabar kažkaip kilimai iš mados išeina, bet laminatai tai turėtų būti, manau, labai einama prekė. Tiesiog reikėtų pasiūlyti ir tiesiog papasakoti, kaip jį nuostabiai valosi. O reikėtų pilti iš tikrųjų tik tai vieną kaušelį, padauginus gali būti su kitu plavimu, kas man ir nutiko, šiek tiek lyg pradėjo. Bet čia tik dėl to, kad aš padauginu, bet dabar, kai nedauginu, tikrai jokių lipimų, jokių ten, antrinių tų reakcijų nėra, nes aš tada sakau, pyliu, vos net pusę butelį supyliu. Tai va, žodžiu, vieną kaušelio ant pusę kibiro ir pilnai užtenka. Labai puikiai valo. Kilimų valiklis. Pati kilimų neturiu, bet tikrai iš patikimų šaltinių mano žmogus iš komandos, tai Undinė. Žodžiu, ji yra išbandžius kilimą ir papasako iš tikrųjų apie vieną savo kilimą. Pati turi, kaip jinai pradėjo pasakoti,
Pati turi katę, šunį, žodžiu, kalidorius stovėjęs geltonas kilimas, jau niekom neišsivalydavo. Tai žodžiu, ji tiesiog buvo nusprendus mesti į lauk. Kada atsirado pas mus šitas priemonės, tiesiog, galvoju, išbandysiu, dar jinai taip pat turi svečių namus. Tai tiesiog galvoju, pabandysiu čia, dar svečių namuose išvalysiu kilimus. Žodžiu. Tai pabandė išvalyti šitą kilimėlį geltoną, kuris buvo pilkas ir dar baisesnis ir visokių pūkų plaukų. Tai jinai tiesiog uždėjo įpilus į kibirą, šitos priemonės įpilus, pagal instrukciją, išmaišant gaunasi tokios putos. Tas putos uždėjus arba jas trinant darosi putos. Viską paliekat, kiek išeina, galim, kuo ilgiau, tuo geriau. Žodžiu, jį paliko kokias 5 valandas, galim sakyti, jeigu nedaugiau. Ir kai nuvalė visą viršutinį sluoksnį, kilimas buvo geltonas, gražutis ir jį išvežė, gražiausiai paklojo į svečių kambarį, vos nematomiausiai vietoj. Tai parašau istoriją irgi su kilimų valikliu. Tikrai geras ir mes, kai seminarą vedėm, irgi žmonės iš salės tikrai labai gerais atsiliepimais šnekėjo apie kilimų valiklį. Nes mes visą laiką prašom atsiliepimo iš žmonių, kada mes patys kažko nesam išbandę. Kaip neturim ką pasakyti, tai tiesiog klausim iš salės, publikos, netgi svetimų žmonių ir tikrai labai geri atsiliepimai. Pasta metalams valyti. Nuostabi priemonė, iš tikrųjų įvairiom priemonėm, merchiorams, sidabrui, auksui, įvairiom ten bazelėm tokiom visokiom, kur labai apeina, tos pajuoduoja. Aš manau, kad galbūt prabangiems metalams daugiau, bet tai tinka ir įvairiems kitiems. Toliau baldų priežiūros. Baldų priežiūros valiklis tinka ir lakuotėms, ir įvairiems baldams. Pati irgi iš praktikos turiu miegamajam juodą spintą. Dabar kaip tik ją žiūriu. Ir ją aš valiau galbūt, kai atsirado šitas valiklis, jeigu nepameluosiu. Iki šiol tų dulkių nėra daug. Tai irgi su nano. Žodžiu, mažiau sėsta dulkės. Tikrai labai gera priemonė. Žodžiu, tiesiog užsipurškus ir geras kvapas, atsinaujina pats medis ir mažiau lieka tų dulkių. Vaškas. Vašką valiau odinius baldus labai gerai. Iš tikrųjų, ką iš pradžių patariu, taip valyti su paveriu, su ypač užterštų paviršių valiklių paveris. Nuvalyti odą ir tada ištepti su šituo vašku, su vašku. Žodžiu, jisai suminkštins odą, palaikys, neleis nusėsti tom, įsisenėti vėl tiems nešvarumams. Taip pat labai geras vaškas yra odiniams batams. Labai gerai, nes jis nepraleidžia drėgmės. Neleidžia drėgmės, labai populiarus buvo žiemą, nes iš tikrųjų netgi galite užtepus šito vaško, tiesiog lašiukai krisdavo nuo batų. Indų ploviklis. Indų ploviklis, šiaip dauguma šitų produktų yra koncentratai ir tokį kaip indų ploviklį tai labai ilgai naudojasi iš tikrųjų. Aš jo neskėdžiau, bet po vos tarykom kampinėlės labai gerai nuriebina, jisai per daug neputoja, tai automatiškai mes sutaupom vandenį ir ilgam labai užtenka. Vienas yra aloe, vienas yra citrusinė kvapą. Virtuvės valiklis. Virtuvės valiklis labai gerai tom, kad jūs galite valyti bele kur, bele ką, nes ir netgi gali paskui liesti su produktais, jeigu jūs jį labai gerai ir nenuvalysite nuo
stalviršį ir taip toliau. Nes jisai yra visiškai nekenksmingas, labai gerai valo, labai geras padėjiklis namuose, spintelės nuvalyti ir kitką. Itin stipraus poveikio riebalų valiklis. Tai vat būtent ir lyginčiau su orkaičių turbūt valikliu, nes orkaičių ir itin riebalių, jie yra šiek tiek panašus, ypač riebalų taip pat, irgi sakyčiau, kad reikėtų užpurškus, tiesiog pateplioti, palikti ir paskui galima nušveisti. Pavyzdžiui, pas mane orkaitė yra stiklas, jisai visą laiką apsineša, tiesiog tais trupinėliais tokių šitų riebalų, tiesiog taškeliais, tai labai staigiai, nuo to tai aš pašveisdavau tiesiog. Užpurškiu, tiesiog užmozu ir to pat aš galiu jau valyti su švariu skuduru ir jisai puikiausiai nusivalo. Paskui nerudinčio plieno valiklis, jisai ypatingas tom, kad nelieka jokių pirštų ant spaudų, labai gerai, dažniausiai būna šaldytuvose, čia ir parodyti yra. Šaldytuvo rankenos netgi. Labai gerai. Tiesiog atitinka visą aprašymą, iš tikrųjų nelieka visiškai tų plemų, nes dažniausiai vis tiek nerudinčio plieno būna, tada visas adžimas, ar tai sutaukime ranką greit pagrėbėm, ar ką. Ir tikrai nelieka, tom jisai tikrai ypatingas. Kurie yra nerudinčio plieno, tai būna ir kojos stalų, ar tai kėdės, ar tai įvairius rankenėlės. Žodžiu, viską galima nuvalyti, tikrai puikiai laikys. Universali nukalkinimo priemonė. Nukalkinimo, tai aišku, kaip ir matote, valyti visus, kur kaupia įrenginius, kur kaupiasi kalkės. Netgi yra bandę mano klientai valyti skalbimo mašiną. Taip pat gerai išvalo, kada jūs jau seniai naudojot lygintuvuose, tiesiog lygindami vandenį, nes dažniausiai būna, kad jeigu ilgai nebepilat vandens, užkalkėja ir paskui jūs, kada įpilat vandenį, vis tiek kažkokius rūdus išeina. Tai iš tikrųjų reikėtų su šio preparatu užkaitinti irgi tą vandenį šiek tiek įpilus. Švelnus penelis virtuvė ir sanitariniams renginiams. Čia būtent būtų visiems vamzdžiams, tokiems, visiems įrenginiams, puikiai nuvalo, irgi nepalieka jokių nešvarumų, jokių taškų. Nors vienas iš dar vienų, dauguma preparatų iš tikrųjų, dar vienas iš labai populiarių yra akmens ir rūdžių šalinimo gelis. Mes jį pavadinom daugiau rūdžių šalinimo. Šis aparatas labai gerai iš tikrųjų pašalina visas rūdis. Nuima tiesiog, kalkių rūdžių mes paminėjom. Kalkės labai šalina. Jeigu nepasišalina nuo dušų kabinos su kažkokiom kitom priemonėm, jeigu labai įsisenėjusios kalkės, bandykit su šio preparatu. Jis netgi turi savyje tokį kaip ir padengimo sluoksnį, kuris padeda tiesiog palaikyti tą švarumą ir kad nenusėstų. Taip pat tos maišytuvus valyti, bet patarčiau neperdozuoti, nes būna kartais, kad užpuška paskui palieka ir lieka plemai. Reikėtų iš karto valyti, tiesiog geriausiai su vandeniu, tiesiog papurškit ir iš karto valot, nepalikit jo. Plytelių siūlių valiklis labai gerai pašalina rūdis. Labai įsisenėjusios rūdis, jeigu yra jau grinai pasisėdusios į šitas, į plytelių siūlės, tai jūs, iš tikrųjų su nieko praktiškai neįsivalys, nežinau, su augais, nežinau su kokiais, bet jau tada reikėtų naudoti kažkokius jau tikrai labai stiprius preparatus, galbūt pas mums ir tokių nėra, nes iš tikrųjų, kada labai stipriai įsisenėja, nes aš irgi turiu, mes kaip pirkom būdą, tiesiog buvo įsisenėję,
Tai nieko tikrai nepadarysi ir niekom neišsivalo, tai čia ne mūsų priemonių kokia, tai bet šiaip jeigu šviežiai atsiranda rūdis ar plaunant, ar pasisėsta, nėra įsisenėjusios, labai puikiai valo. Universalus vonios valiklis yra ir dušo kabino. Dušo kabino yra daugiau galbūt stiklą nuima, muilo apnašas, nepaliekas nuosėdų, irgi tokia danga užsidengia, o universalus vonios kambario valiklis šalina nuo daugiau plytelių, irgi taip pat apnašas, žodžiu, anas daugiau kalkės, o šitas daugiau plyteles, pačią vonę galima, su juo netgi galima viena iš mūsų žmonių tiesiog užpurškė vonios valiklį į vonę pačią ir uždengė su tokiu ar dek ir kažko uždengė palaikę. Ir tada gavosi tokia reakcija, kad visa vonia tiesiog buvo jau tokia pageltusi, visa atbalo, bet tokia sudarė tokį vakumą. Tai buvo geresnis efektas. Tualeto valiklis. Tai aišku, vėl sugrįšiu prie to, kad jis yra be chloro, citrusinio kvapo ir labai gerai valo. Patarimas toksai, kad labai gerai yra, pavyzdžiui, iš vakaro tiesiog užpilti ir palikti. Šią priemonę, jinai puikiai pati netgi išvalo tos papilkėjimus pačiame klozete. Netgi praktiškai galim sakyti, kad nereikia net valyti, šveisti ir nieko daugiau daryti. Labai gerai puikiai išvalo. Apie atplėšiamus šluostes, tai norėčiau paminėti tai, kad šluostės iš tikrųjų labai gerai šitos, nes jos yra universalios, galima naudoti tiek virtuvėje, tiek visur kitur. Ir kuo daugiau šluostės reikėtų keisti į naujas, nes kas daugiausia pasilieka ant mūsų, kas daugiausia kaupia visas bakterijas, visi nešvarumai, tai kaupiasi mūsų šluostėse. Nežiūrėkit, kažkur pavalom, ten pavalom, kažkur dar pavalom, nepuolam mes suplauti, šveisti ar garinti ir taip toliau. Ir dažniausiai šluostėse dauginasi visokie mikrobai ir taip pat mes su jais plaunam indus ir taip toliau. Tai žodžiu, šluostos iš tikrųjų atplėšimas yra labai naudingos namuose, jos turėtų būti pas kiekvieną ir jos yra daugkartinio naudojimo. Aš manau, gal netgi daug pigiau išeitų šluostės turėti, tokias atplėšiamas, kurios galima 2-3 dienas, negu kad pirkti, ten kur 2, 3 ir 5 ir 10 litų kainuoja ir tikrai tokias gaila, tas minkštas, pavyzdžiui, mėsą ar kempinėlės, o juose tikrai labai greit dauginasi mikrobai, nes su jomis dažniausiai pašluostam, kur nors nusiteškia kas nors ant žemės, pašluostam, tai dar kas nors, tai žodžiu, vis kaupiam, o kad išplauti gerai, mes vis dėlto to nepadarom. Mikropluošto šluostė labai gerai sugeria drėgmę, netgi išpylus kažką tai ant žemės ar kažkur tai ar daugiau galima užmesti šluostą ir jinai puikiai sugeria iš karto daug labai drėgmės. 7 kartus netgi daugiau nei sveria pati. Nėra sunki. Mašinoms priemonės ratlankiams labai iš tikrųjų gerai atnaujina, ratlankiai tikrai, va, taip kaip ir šitoj reklamai, labai blizga. Panelių valiklis tikrai nuostabus, pati bandžiau ir daug kartų dviejose mašinose, labai gerai palaiko tą švarą, iš tikrųjų nenusėsto tos dulkės ir puikiai nusišviečia ir kvapas visai toks nieko. Žodžiu, tikrai gera priemonė. Žiūriu, aš labai čia daug laiko sukaišau su šitom priemonėm. Aš biškai pažiūrėsiu į viršų, ar čia. Labai aš matau.
Čia. Ta minutėlė. Mūsų kosmetika. Mūsų jau daugumą turbūt kai kurie buvo, kai kurie ne, galbūt, žodžiu, pačiam tau išdėtos prekės taip, kaip reikėtų iš tikrųjų dažytis paeiliui ir visa seka dažymo. Visų pirma, aišku, deginamas yra kremas. Dauguma susidaro nuomonę apie makiažo pagrindą, kad ten makiažo pagrindas, ar tai sausina, ar kažką dar daro. Žodžiu, ne makiažo pagrindo yra problema, kada išsausėja ar kažkas tokio veido. Bet kada yra kompaktinė pudra, taip, jinai gali pasausinti, jinai praktiškai tam ir naudojama, kad pakoreguoti veidą ir sugertų prakaitą. O būtent šitie makiažo pagrindai, jie tam ir naudojami, kad veidas būtų apsaugotas, suteikiama daugiau minkštumo, maitinimo, nuo saulės spindulių apsaugomo. Ypač rekomenduočiau iš tikrųjų skystą pudrą, tiesiog makiažo pagrindą. Kam yra kapiliarai, kam yra raudoni skruostikauliai, ar tai kapiliarai, ypač dabar atsirandant saulei, reikia saugoti kapiliarus, nes nuo saulės spindulių kapiliarai dar labiau plečiasi ir tik tai skystos pudros pagalba mes galime išgelbėti. Mūsų skystos pudros neužkemša porų. Tikrai pati esu labai daug išbandžius skystų makiažo pagrindų. Tikrai ir labai gerų, ir labai brangių. Ir šios kompanijos pagrindai tikrai turi labai daug ypatybių, labai nedaug reikia, labai ilgam užtenka. 46 litrai ar 50 tai yra tikrai netgi juokinga kaina už tokį kiekį. 30 ml tiek pat kiek kvepalai, galima sakyti. Ir jų pudros užteks metams, jeigu ne ilgiau. Tai tikrai nuostabi pudra, visiškai mažai reikia, kaip ir minėjau, labai gerai susigeria, tikrai netrodys kaip kaukė, apsaugo nuo ultravioletinių spindulių, netgi nuo dulkių, nuo vėjo. Žiemą labai rekomenduoju irgi teptis. Aišku, žiemą gal šviesesnio pagrindo reikėtų. Maždaug pagal spalvytės galima įvorį, tai pati pirma FL01, ją rekomenduočiau visiškai aristokratiško odelės, žodžiu, kur visiškai labai šviesioms. Žodžiu, FL02 tokioms daugiau odai, kurie nėra visiškai išblyškus, daugiau ir žavumą. Ir nėra visiškai to tokio vidutinio įdegio. Tarp šitų jau šiek tiek įdegusio nėra, kurios išbliškusios į rūžavą, jau drąsiai siūlyčiau Neutral Beige FL03. Jos nedaug patepant, tiesiog iš tikrųjų galima išskaidyti ir mažiau patepti ir tada tiesiog iš tikrųjų nesimato, o jeigu aišku daugiau užtepsit ir daugiau galima matytis, bet jeigu jau esant įdegiui, ji puikiai tiks ir prisitaikys. Golden Sun tai jau galim sakyti tikrai, kad rudesnio įdegio. Kaip jau Anglijoje, iš Anglijos galima užsisakinėti netgi nerams, juodaodėms, yra taip pat maskuojančios pudros. Apie šias priemonės, būtent trūkumų paslėpimams, kaip minima, šios priemonės labai tinka raukšlelėms ar tai spuogeliams, labai gerai. Aišku, šias priemonės reikėtų naudoti prieš
skystąją pudrą, nes jos bus iš karto automatiškai turėtų būti iš tikrųjų šviesesnės, nes maskavimo priemonės visos dažniausiai būna ir šviesesnės. Yra 2 spalvų. Šiaip jos daugmaž tarp savęs labai nesipykstat šios spalvos, dėl to viena rudesnė, viena ružavesnė. Tai čia tiesiog matosi netgi pagal spalvos katalogiją, galbūt ryškiau matytumėt. Labai nuostabi yra Make-up'o Golden Brow, tai įkepta pudra, kuri iškart, pasižiūrėjus, atrodo labai blizgu ir labai daug šitų mineralų priskaldyta, bet tai yra toks natūralus produktas, tai gryni mineralai, kuriame įeina makadamijos aliejus, baltosios lelijos svogūnėlių ekstraktas, simondisijų sėklų aliejus. Tikrai lobynas toksai, kad iš tikrųjų šitą pudrelę, ją galima naudoti ir šešėliams, ir lūpas paskui pablizginti, ir kaip rūžą. Ir galima visą veidą tiesiog parūdinti. Aš netgi ją drąsiai lyginu su Egipto žemė, kas labai visi daugumą žino, bet šiai dienai kažkaip Egipto žemė labai daug jų yra padirbimų. Tai reikėtų labai atsargiai, nes jau Egipto žemė kai kur galima gauti gerą, kai kur ne. Bet aš netgi siūlyčiau šią pudrą labiau, nes Egipto žemė, kaip bebūtų, ir turbūt dauguma yra pastebėję, kad jį vis dėlto, ar tai šnekant telefonu, ar tai šiaip patrynus veidą, jis sueina į gumuliukus. Ne gumuliukus, o tiesiog matosi rožai, ar tai tiesiog ar prakaituojant, jinai sueina į tokius, žodžiu, kaip liemuotas veidas atrodo. O mūsų, būtent, pati ir sportuoja ir viską, jinai ir nenuteka, ir jokiais nesueina, žodžiu, tikrai labai geras produktas. Ir dar labai didelis pliusas, kad su mūsų šepetukais, nes mūsų šepetukai yra sintetiniai ir labai gerai, kad sintetiniai, nes natūralūs sugertų kadangi natūrali pudra iš mineralų, sugertų visus mineralus ir tiesiog pudros šepetėlį, kai būna natūralus, dažniausiai reikia po kiekvieno dažymo plauti. Aišku, galima ir ne po kiekvieno, bet tai dažniausiai siek dauginasi labai greitai mikrobai ir tepant kitą pudrą, jeigu norit panaudoti kažką kitą, jau vis tiek natūraliam šepetėlį išlieka tai, ką tepėt prieš tai. Tai, žodžiu, kada yra sintetinis plaukelis, yra daug geriau. Mūsų šepetėliai, jie yra mūsų katalogo gale, labai gerai ir tom pasižymė savo, būtent, kad jisai nesugeria bereikalingai, jisai tiesiog paima tiek, kiek reikia. Ir šitos įkeptos pudros privalumas toks tai, kad jūs kiek betepsit, jinai paims tiek, kiek reikia, jinai nebyra, visiškai nebyra ir labai labai ilgam užtenka. Kompaktinės pudros yra 3 spalvų, yra šviesi, tiesa, vidutinės yra be blizgio, kitos yra šiek tiek su tokiu irgi mineralų įdėtais blizgučiais. Jų ant veido praktiškai daug nesimato, bet labai gerai atspindi ir mažiau matosi spuogeliai ir kiti nereikalingi mums daikčiukai, ką mes norime ir paslėpti, ir gerai sugeria drėgmę. Prakaitą, tiesiog jeigu kažkur eina, galima užfiksuoti netgi makiažą su kompaktiniam pudru. Praktiškai aš visą laiką siūlau, jeigu jau žmogus nežino, ką rinktis, ar kompaktinę, ar skystą makiažo pagrindą, tai aš visą laiką stengiuosi pasiūlyti skystą makiažo pagrindą, nes tai yra daug geriau pačiai odai, nes jinai lieka pamaitinta, visiškai neišsausėjus, nors sausumas priklauso nuo to, kokį jūs kremą naudojat žiemą, vasarą ir naktį ir dieną. Žodžiu,
Tai vat kompaktinė jau tik tai kaip pagalbinė priemonė prie to pačio. Jeigu jau prakaitavimas yra labai didelis odos, tada dar kaip papildomai kompaktinė. Bet visų pirma, tai skystas makiažo pagrindas. Šie įkepti skaistalai yra labai negeros spalvos katalogė. Viena yra, kur geltonesnė R003 yra tokia rūžava kaip šita, kad parodyta šalia, o ta kita, R003 jinai panaši kaip ta rūžava, bet su tokiu morkovumu, o šita R004 jinai tokia biški rūžavesnė, gal kaip tos raidės. Labai tinka šviesiaodėms, labai gražiai atrodo skaičiai. Pati turiu, tai naudoju vietoj šešėlio R003. Labai nereali spalva, labai gerai ir taip pat taip nebyra, gerai laiko. Galima naudoti vietoj kaip rūžą, kaip lūpom pablizgindimui ir kaip šešėlis. Tikrai nerealus dalykas ir labai gamta. Kiti rūžai, dvi spalvos, tai tinkančios, kiek ta spalva iš tikrųjų labai einamos ir labai gerai prisidėrės prie veido. Skaistalus aplamai reikia naudoti būtinai kiekvienai moteriai, nes dabar vien žiūrint į šitą nuotrauką, įsivaizduokit dabar šitą nuotrauką, jeigu nuimtumėm skaistalus. Koks veidas liktų? Visiškai be formos, visiškai išblyškęs, žodžiu, ką skaistalai daro? Jūs kokie būtumėt pavargusi, skaistalai atgaivina veidą. Jis švytintis atrodo. Mums būtina skaistalai, paskaitis aišku būna, kad daubos čia krenta šešėlis ar kažkas panašaus, bet skaistalai tai tiesiog atgaivinantis veidą ir labai patartina. Visi šešėliai mūsų, kaip pastebėjote, yra arba iš 2 arba iš 3 spalvų. Gamtos spalvos, rudas labai gerai tarpusavy suderinimas, kaip patarimas galiu pasakyti, pavyzdžiui, iš rudų spalvų gamos tiesiog ir visos kitos. Vidurinės spalvos yra dengiamas visas vokas, pačios tamsiausios spalvos dedama yra kampai. Ir kampai galima ir apačią netgi dėti su, jeigu pašlapinsim, bus kaip pieštuko efektas. Tai tiesiog šlapinti galima ir tiesiog labai puikiai atrodo. Iš 2 šešėlių taip pat tas pats eina, bet 2 šešėlių kas privalumas yra, kad daugiau matiniai, vyresnio amžiaus moteris, tiesiog kai kuriam galbūt kam vaikai daugiau pakritę ar kažkas, tai žodžiu labiau mėgsta jau nebe blizgius akcentus, o matinius, tai šie šešėliai tikrai puikiai tiks. Kai kurie atrodo kaip ir būtų su kažkokiu blizgėliu, bet tikrai jo nesimato ir labai puikiai prisiderina. Tikrai labai nuostabios spalvos, labai pusavį derančios. Pieštukai akių, ką norėčiau pabrėžti, kad jie yra atsparūs vandeniui, nenubėga, spalvos irgi labai gerai suderintos, mėlyna, žalia ir ties bordavos pieštukai. Galite stebėti, kad tinkantis yra prie šitų mėlynų šešėlių, prie žalių šitų ir prie šitų bordavų šešėlių. Tai yra derinimas. Visi kiti pieštukai yra kaip kam kas nori. Aišku, o tas sidabrinis šviesus, tai netgi galima vesti virš akies, tokį pravedimą labai gražiai atrodo, arba į akį, į apačioj, į akies pusę prie blakstienų, bet į akies tą pusę. Žodžiu, tokį baltą tada padidina akį. Skystas akių pieštukas taip pat labai geras, labai patogus. Jisai yra kaip tušinukas, tiesiog labai patogu laikyti rankoj.
manau, kad kas nemokėjo piešti aplamai suskystų pieštuką arba sunkiai sekasi išsidažyti akis, tai yra puikia priemonė, nuo kurios galima pradėti bandyti ir labai gerai užtvirtina makiažą. Labai gera priemonė. Tušas, ką apie tušą galiu pasakyti, aplamai, kad tušas su vašku labai gerai dažo juodos spalvos. Tušo reikėtų netraukinėti į viršų, į apačią, o daugiau į viduj, kaip ovaliai pamaišyti, o jeigu šiek tiek jų išsausėjimas eitų tušui, tada reikėtų akių lašų įvardinti, o dar geriau blakstienom tepam to lėjukom, dabar užstrigo pavadinimas. Lūpų dažai labai gerai išlieka, ką noriu pabrėžti, kad nesausina lūpų. Aišku, neturime labai ypatingo didelio pasirinkimo, bet pavyzdžiui, mes turim lūpų mėginėlius, tai va, kas nemėgsta per dažytis, tai aš sakau, labai puikiai dovana, kada tau reikia labai ryškių spalvų, iš mėginėlio 11 litų kainuoja, galima tiesiog nusipirkus jį eksperimentuoti ir randyti. Lūpų pieštukai taip pat atsparūs vandeniu, labai ilgai išlieka. Lūpų blizgiai, žiūrint pagal spalvas, labai gerai paminkština. Pirmasis lūpų blizgis yra sudilkčiojimas, kas skatina kraujo apytaką ir lūpas tiesiog tampa putlesnės. Jį patarčiau naudoti moterims, kurios be lūpdažių gyvena. Valiklis odai, jį galima varyti kaip su toniku, tikrai labai gerai padrėkina veido odą ir labai gerai valo atsparų vandenį tušą ir visą makiažą. Na tai čia šiaip ir labai patogi rankinė. Ir dar kas mūsų priemonės, aišku, yra šampūnai, tikrai labai geri šampūnai. Tikrai patarčiau išbandyti visus šampūnus, pati, kadangi dažau plaukus ir šviesinu, visą laiką tekdavo atgaivinti plaukus su kaukiam, bet su šiomis kondicionieriais mūsų kompanijos sausiems plaukams, kurie yra dažytiems, puikiai atstatė kondicionierius ir be jokių kaukių iš pat pirmojo plovimo. Ir taip pat yra puikiai spa linija. Tai skrabas kūnui, tikrai labai šveičia gerai, turi labai daug savyje aliejų. Tai su druskos veitiklių kūnui jūs tikrai labai gerai nusišveisite kūną. Viskas kaip ir norėčiau baigti, per daug nenoriu išsiplėsti, nes turbūt visi nori revizijos jau 10 valandų. Ir Mina, ar girdi mane ir ar yra labai daug klausimų? Taip, aš girdžiu tave ir noriu paklausti, ar jau visi žino, kad neužilgo bus kremai įdėgių nuo saulės. Gal Aidena tu minėjai, gal aš praklausiau? Ne, aš neminėjau. Iš tikrųjų, kas yra gudresnis, tas įeina į Lenkijos puslapį ir yra nauji katalogai, kur yra naujienos, tai yra įdėgio 3 rūšis, reiškia 10, 30 ir 50 apsauga. Toliau noriu pasakyti visiems, čia truputį ne į temą, bet tikrai galim palaikyti mūsų FM Group krepšinio komanda finale dėl 1-2 vietos. Varžybos vyks Kauno kolegijos technologijų fakulteto salėje Pramonės 22 rytoj, gegužės 11 dieną ir bus 8 valandą. Tai va, įsivaizduokit, mūsų FM'as daro reklamą ir krepšinį žaisdamas. Tai va, dabar apie klausimus. Tai iš tikrųjų klausimas yra, kad dažnai klausia apie lyginimo putas. Lyginimui lino medžiagai, ar nesusitraukia medžiaga ir iš kurios pusės geriau lyginti. Linai? Taip,
Ar nesusitraukė? Linai neišgirdau. Ar nesusitraukė? Ne. Ne, visiškai nesusitraukė, kaip ir minėjau, linui kaip tik netgi patarčiau naudoti, nes linas labai gerai glamžosi, iš patirties esu išbandžius, ant daug ko drąsiai galima purkšti, nelieka jokių ten plėmų ar kažko, tai ir labai gerai palaiko stangrumą. Drąsiai. Tikrai nesutraukia, tokių dalykų nėra. Eglė Kubiliūtė klausia, kokia šitos pudros kaina. Aš nelabai supratau klausimą, Eglė, ar jūs esate klubo narė? Toliau Rytis klausia, kur galima rasti informacijos apie nuodų lobiną, irgi nesupratau klausimą. Šiaip daugiau klausimų kaip ir nėra, taip kad truputėlį įdėmė dar apie motyvacinę programą, taip? Taip, pabaigai norėčiau irgi dar visiems priiminti, nes tik šiais metais, aišku, nežinau, kaip bus kitais, bet matyt, ne kiekvienais metais vis tiek būna tokie dalykai, kad mes turim puikią motyvacinę programą, kur platintojas tiesiog pakilęs į 3 procentą ir kylant aukščiau gali užsidirbti 50, 100, 300, 500, 700 litų. Tai tiesiog į 3 procentą, kaip šioje lentelėje pakilus į 6 procentą, jį palaikius kitą mėnesį dar taip pat pasiekus, gaunama 50 litų premiją. Nuo 6 į 9 ir išlaikus dar kitą mėnesį 100 litų. Žodžiu, visą šitą motyvacinę programą galima pasiskaityti mūsų tinklapyje